yra vieta, kur susikirta Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos sienos riba. Toj vietoj dešimtmečiais ir iki šiandien dienos, kol poligonas dar neveikia, žmonės plaukia Baidarėm, Marykos upe, ten įsilaipina, vyksta turizmas. Mes važiuojam teritorijoje, kur bus, vyks ir numatyta yra poligono teritorijoje šaudymo zona. Šitie visi pastatai privalės būti sulyginti su žeme ir žmonės gavę kompensaciją privalės įsikeldinti iš čia. Tai sodyba taip pat, kur įeina į poligono šaudymo zoną, šitos sodybos bus privalomos nugriauti arba jos liks nebegyvenamos. Čia yra sodyba, kuri yra įsikūrus, manyčiau, prieš 60-70 metų. Šiandien dienai žmogus yra numiręs, tačiau jisai gyveno ganėtinai anksčiau, negu dar mes įgijom šitos plotus. Nuoširdžiai bendravom, jis labai mūsų laukdavo, atvažiuodamas rudenį rinkdavo grybus, kad paruoštų mums vakarienę. Čia yra linija, kur sumedžiota įspūdingas kiekis trofėjinių elnių. Bokštelis vadinamas auksiniu. Aukso medalius vertinamų trofėjų, bronza, sumedžiotas įspūdingas skaičius. Man asmeniškai iš toj vietovėje spendžiota pavyko 2, mano kolegai draugui 3, Slovakijos mano svečiai iš toj vietoje yra sumedžiojęs sidabro vertės elnio trofėjų. Tarp kitko, šita vietovė, kaip matot, yra drėgna, apaugus eglynais. Tokiu atveju čia patys turite suprasti, kad čia gausu ir šernų. Šita biržė įspūdinga tuo, kad jinai yra elnių migracijos tako teritorijoje. Rujos metu ypatingai mėgsta migruoti elniai, kurių yra sumedžiota iš tikrųjų įspūdingų matmenų ir trofėjų šitoj vietovėje. Reikia pripažinti ir mūsų legenda Arvydas Savonis net šitoj vietoje 50 metų savo gimtadienio progai yra sumedžiojęs medalio vertą trofėjų. Kartą stalų trikampį atlikti kasmetinės medžioklės trofėjų apžiūros. Talkinant mūsų gerbiamai asociacijai LMS, Lietuvos medžiotojų sąjungai Gamta, kur visi ekspertai šiais metais labai daug ir pats prezidentas prieš akį. Aš tiesiog atidarau, kad šventė prasideda, o darbą pratęsė čia. Labą dieną, brangieji, išties smagu jūs visus matyti šitoje puikioje vietoje, puikioje žemėje, kurioje yra be galo puikia aura. Be galo puikia aura, be galo puikūs žmonės ir be galo puikios tradicijos. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi ir šiaip, kad taip klubas visumoje padarytų tokią mini savo parodėlę savo nariams, tai Lietuvoje nėra daug tokių klubų. Realiai kiek teko važinėti, tai iš tikrųjų, galim gal ko gero, mes turim beveik 60 klubų, tai iš tų 60 kokiuose 4, taip kažkas panašaus darosi. Daugelis vieni nuo kitų kažką slepia, taip toliau, bet iš ties yra labai smagu būti pas jūs visada, nes nežinau, ne vieną kartą esu buvęs ir atvažiavęs į medžioklę, bet nie kartą į tą medžioklę neišėjęs kažkodėl tai, nes lyg tai atvažiuodavo, tai viskas labai faina. Šiandieną čia dabar vyriausia medžioklės trofėjų ekspertų. Jelena Tučina, šios komisijos pirmininkė, vienu žodžiu Romualdas Marcinkevičius, iš esmės, tai yra taip pat žinote, ne? Juozas Miškinukas. Brėžių specialistas, realiai išprotėjęs ir taip toliau, tai vienu žodžiu pažiūrėsim. 4 briedžiai laukia. 4 briedžiai. Eduardas savo Štirimaitį, jį puikiai pažįstate, ne vienu žodžiu šitą. Romualdą Arcikauską. Yra naujas žmogus, kuris atėjęs šiandien, tai reiškiasi, dar biškį neturi vyriausio, tai Edvardas Navickas iš tikrųjų. Tai klubas jūsų yra normalus. Ir nėra jokių problemų, daugelis atvažiuoja ir sako, Chebra, tu tik nerašyk man perspektyvaus, nes ten mane uždusis, arba bauda 300-400. Taip, yra klubų, užrašai perspektyvų, helne, jam 400 eurų bauda, arba metus nemedžioja. Jūs esat normalus klubas ir tokių dalykų tikrai nėra. Aš manyčiau, dėl to rezultatas, jeigu mes, kaip sakau, ką matom, tą rašom, žinot, kaip žiūriu trofėjai, be galo puikus, be galo geri.
Praeitais metais mes buvom šnekėję, kad pirmais ragais briežių ir elnių nereikėtų kaukolės daryti. Mes, jeigu norit valio, padarėt visą kitą, bet dar kartą sakau, tai yra nuotrauka rago ir dantų tam, kad nereikėtų virti, nes jūs juos vis tiek išmetat. Turėtume padėkai teikti tuo pačiu Gražvydui Bedunkevičiui, ilgamečiam medžiotojų būrelio Balsys pirmininkui, Kurklių medžiotojų klubo valdybos nariui, 70-mečio proga už meilę gamtai, medžiotojiškų tradicijų ir medžioklės kultūros puoselėjimą. Aikščia, Gražvydai! Bravo! Faina. Viskas. Turim dar puikų vieną žmogų, iš tikrųjų tai yra Ričardas Valentinavičius, medžiotojų klubo Kurkliai valdybos narys, Šeduvos medžioklės ploto vadovas, 60-mečio proga. Juokingas amžius, bet. Sveikatos, daugiau nieko nėra. Tai dabar jūs galite. Mes turim dar vieną svarbą apdovanojimą iš mūsų kolegų Lietuvos medžiotojų, Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos ir atstovą, kaip nekeista, Ričardą Bedunkevičių, todėl kad nežinau, kodėl įsigando neatvažiavo, bet jis tars labai svarbų pranešimą. Tai aišku, man garbė perskaityti, garbė, kad esu, tokį turiu tėvą, kad sūnus esu, tai žodžiu, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija už medžioklės tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą. Gražvydas Bedunkevičius apdovanojamas medinės medaliu. Pasirašo pirmininkas Kantauskas. Tai normalus tėvas, Paplokim visi. Mes kaip klubas taip pat turėjom šiais metais labai daug renginių ir jubiliejinių švenčių. Ir dar dalis va ten, bet neatvyko kai kurie, tai aš norėčiau pasinaudodamas progą, kad ir paskelbti taip pat, kad mūsų tarpe yra jubiliatas 55 metus atšventęs Vytaras Vaikšnoras. Ir perskaitau, kas parašyta 55 metų jubiliejaus proga. Sveikina medžiotojų klubo Kurkliai, medžiotojai 26.05.14. Vytarai, ateik čia. Šitą, prašau. Ir pratęsėm, ką mūsų prezidentas jau pristatė, taip nuo Ričarduko, kai jam tik 60. Taip pat sveikinimas nuo klubo Ričardui Valentinavičiui 60 metų jubiliejaus proga. Sveikina medžiotojų klubas Kurkliai medžiotojai 26.05.11. Ričardai, tai prybės. Tau. Apžiūra. Ir daėjom iki to, kad mes turim labai brangų mums visiems mūsų klubo narį, gal vieną seniausių medžiotojų ir vieną tvarkingiausių medžiotojų, kuris tikrai mes visi esam jo galbūt ir mokiniai, tai Gražvydą Bedunkevičių. Ir norėtume taip pat klubo vardu įteikti, mes jau tai padarė 70 metų jubiliejaus proga, sveikina medžiotojų klubo Kurkliai. Medžiotojai, o Gražvydui buvo jubiliejai 70 metų. Kovo 30 dieną. Gražvydėlį dar kartą ateik čia. Pataisysi 50. Jau su medaliu tu. Pataisysi 50. Spaus prezidentui. Atnešti. Kai mes visi labai mylim ir stalų trikampio medžiotojai ir ne tik ir draugai, mūsų Gražvydui dar vieną dovanėlę mes turim įsteigę. 70 kartų į viršų. Ne, ten, nuo kampo, va čia, dėkit. Jėga. Čia dovanėlė nuo visų mūsų tau. O vietą mes žinom, kad tu rasi, kur padėti. O dabar prisėsk ir pasireklamuok. Dėkui visiems. 70
Su tos. Wow. Labą dieną. Labas. Stasio nevėluojam. Bet čia nėra. Pagal amžių grupės tokie atrankiniai, bet Man rodos irgi. Jeigu su vienu praslynu, su kitu žvėju nepraslynu. Turčiai čia atrankinius pagal amžių. Pirmiausia, pažiūrė dantis ir paskui tik šaunė. Kitus. Matot, kad yra amžius. O, žvėrės amžius yra 7. O, metai. Ragai yra iškisiva. Ragai 6. Jisai berniukas jūsų ryminis, kiek žuvis ir toks. Čia miški. Bet jisai kiek? Šiandien aš galvoju, kad čia laukinis. Jo, tas didžialis, o tas Čia geros, viskas talpui. Mes mokom. Landelė gali būti. Tai jūs norėsite jau parodoje? Ne, į parodą mes pakviesim kitais metais. Bus paroda, mes visiems pakviesim ir po to žiūrim. Brėžiui labai svarbus skėtra. Jeigu praktiškai yra virš metro, su juo viskas gerai. Jeigu ten, pavyzdžiui, ragai galingi, o skėtros nėra, jam palalai. Jam du dalykai. Skėtra, reiškia rožės, koto pintis. Koto pintis jam yra mažai. Bet skėtra labai gera. Gražiai sidabras vieniem kažkaip. Ko jam trūksta? Jam trūksta ilgio biški, blemba, į viršų. Jis galėtų būti dar 8 cm. Bet jis su amžiumi ilgio būti neturėjo. Jo, ilgio ne, bet graži gal būtų lietuviškas spalva. Klausimas labai paprastas. Vienas dalykas čia žiūrėti, kitas dalykas, kas sėdžiai. Bet tai Nesaugusius penktuose, ketvirtuose, penkiuose jau pradeda valgymas. Stirdino atvirkščiai. Dantis nežiūrėjo, tai šituo. į dantis nežiūrėjus, aš jam pasakyčiau, kad jam kokie 6 metai. Į dantis nežiūrėjus, pasakyčiau tiek. O dantis, ko gero, rodo kitaip. Mano pirma nuomonė, tai Bet jisai 5 brandus siūlyti parodą gerai, viskas. 7 nėra, 6. Bet žiūrėk, man, ne, trečias dantis, pažiūrėk. No, tai va tai 7 metai tikrai. 7 metai Ir pažiūrėjau šitą. Anie buvo 38, šitie 49, ne? Šįlėt, aš jau visus parodą reikia šįlėt. Į parodą. Na, čia tik tai pradeda dygti. Baigsit, o kur kitas? Mėly kolegos, paskutinė minutė šių metų trofėjų patikros medžiotojų klube Kurkliai. Ir dar labiau, kad tai viskas vyksta Stalų trikampį, kuris pavirs poligonu, o galbūt ir ne. Tikėtina, kad ne. Kad už tai ne. Ačiū visiems už palaikymą. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų Lietuvos medžiotojų gamtos sąjungos ekspertam, kurie atvyko ir jų čia gana labai daug. Ir mes turime įsteigę nuo klubo padėką tiesiog už profesionalumą. Ir noriu padėkoti pradžiai ir įvardinti, kaip įvardinta mums komisijos pirmininkė, tai Jelenai Tučinai, o skamba padėka taip. Medžiotojų klubo Kurkliai nuoširdžiai dėkoju už jūsų profesionalumą. Lietuvos medžiotojų sąjungos gamta vyresniai medžioklės trofėjų ekspertiai Jelenai Tučinai. Ir pasirašo visi čia ir dar yra Stalų trikampis ir ši data. Jelena? Plojimai! Sujaudinta labai esu. Ačiū. 3 kartus. Tikrai nuoširdžiai esu sujaudinta, visada vykstam pas jūs su malonumu, nes vieta pati pareigoja, sveika atmosfera, draugiškas bendravimas, įspūdingi trofėjai. Galiu avansą atsiprašyti kartais už aštrumą, bet manau diskusijos, nuomonės
ir bendradarbiavimas tai yra sveika aplinka, ne? Manau, kad su tuo sutinkate. Ir noriu palinkėti pasakyti, kad viltis miršta paskutinė. Tai manau, kad mes ne paskutinį kartą susitinkame. O, čia svarbu. Medžiokliai. Valio! Ar buvo abejotinų trofėjų? Romualdas Marcinkevičius. O jie, Mūsų senas draugas ir pažįstamas. Ir rimtas. Dėkui. Prašau, Romualdai. Tai ką, Prisiminimų. labai širdingai dėkoju, pasirodo 3 metai ir kiekvienais metais vis daugiau gražesnių trofėjų. Tai ką, kaip Elena sakė, viltis miršta paskutinė. Kad čia dar 100 metų, be šitų metų, sustiktume. ačiū. Patikim Gražvydui. Nu ką, kviečiam Juozą Miškinį. Briedžių nesiaubo ekspertą. O kodėl tavo pavardė ne Briedis? Miškinis? Ai, Miškinis. Tarp žodį, jeigu. Nu, gerą ir žokį pavardę turi, iš tikrųjų, puikia. Tikiuosi ne paskutinį kartą čia. Tikriausiai. Ačiū Jums už tai. Dėkui. Maičiu. Davai, tai, tu. Nu, sekantis nuo Maijantas. Kaip vyresniausias, čia vyresniuosius atžymė. Taip, Eduardas Štrimaitis. Kur jisai? Ir mūsų draugas. O, paplokė. Ir kolega mano buvęs, kadaise medžioklės ūkį. Taip. Prašau. Galiu pasakyti, dėkui už pasitikėjimą. Pasimatysi miške. Taip. Jo. Ačiū. Nu ką, sekantis ekspertas Edvardas Navickas. Bet čia tik ekspertas su sekančia žinia, kad tapsi vyresniuoju. Tai žinoma, tikimės. Ačiū. O tavo va tie mokytojai va čia, ne visi? Ar mes čia visi kaip? Visi mokytojai, kaip galvojat, be jūsų nebūtų ir apžiūrų nebūtų kaip ir kvalifikacija. Kaip sakėt, svarbiausia kolektyvas. Ačiū už įvertinimą, kad mes tokie irgi atsakingi. Tikimės ne paskutinį kartą susitiksime dažniau ir ne tik baliuose, kaip sakyti. Taip. O čia pas mus ne balio šventė. Rimta šventė čia pas jūs visai, kaip sakyti. Ačiū smagiam kolektyvui. Geras, čia buvo geras. Ramūnas Arcikauskas. Kuris taps vyresniuoju. Taip. Bandysim. Šiaip pirmą kartą matau vardų. Taip, iš Suvalkijos atvažiavom. Nu, šaunuoliai, nu tai ačiū. Prašau. O mes parodysim pagaliau tą dovaną, kad mes kiekvienas mūsų ožiukų arba kitaip stirninų sumedžiotų ragai pas kiekvieną eksperto vertinimui. Kiekvienas po to galėsit mums parašyti, ką jūs tai matot. Ačiū. Nu, prezidentą kviečiam. Ir toks prezidentas. Ne, hebra, jokių čia nežinot. Nei vardo, nei pavardės, tiesiog prezidentai. Nu tai ką jau čia? Raimondui Ribačiauskui. Ne. Už profesionalumą. Ne. Atvirai pasakysiu, tikrai pas jūs visada malonu ir niekada nesakėm, kad nevažiuoti, tik noriu pasakyti, visos tos apžiūros, kurios mes čia atvažiuojam, tai patikėkit manim, kad yra mes mokomės iš jūsų taip pat. Ir tai yra tarp jūsų žmonių, kurie turi žinių ir daugelis kartais turi daugiau žinių negu tie patys ekspertai. Hebra, ir reikia tą suprasti, nes yra žmonės, kurie neina į ekspertus, ne, jiems tas neįdomu, jie žiūri kitaip, bet jie visą gyvenimą medžioja, visą gyvenimą čiupinėja, jie moka daiti ir kartais ateini ir dar gauni kruopų, būna ir taip, tai yra, bet tai yra viskas tvarkoja. Ačiū brangiai, jeigu ką nors per daug nubaudėm ar nenubaudėm, bet čia nėra ką nubausti, čia jokingi dalykai. Taigi smagu ir iš ties šiaip važiavom ir aš visiems sakau, blind, kaip liūdna turi kažkuria prasme, bet aš šventai, turim viltį, ne? Turim viltį, galbūt, kad pasileis, ko gero neabejojam,
bet kad užsidarys, tai atsiranda klausimų labai rimtų po sekančių rinkimų, ne? Tai tikrai nuoširdžiai linkiu, kad čia jūs toliau tos plotus turėtumėt, medžiotumėt, kad kolektyvas išliktų vieningas, nes visada bet kokia rimta bėda vienyje kolektyvą, ne? Vienyje kolektyvą nelaimės, visi kiti dalykai. Čia yra bėda. Ta bėda ir toj bėdo jūs turi būti labai labai vieningi, palaikyti vieni kitus, ypatingai palaikyti, blemba, hebra, jūs reikia palaikyti, žinokit. Jeigu reikia visokiais būdais, taigi ačiū, jeigu kas taip nepykit. Ir mes visada su jum ir visada už jūs. Dar kartą. Ačiū, Rimantėlį. Ačiū. Dar kartelį, davai. Manau, kad mes gyvenime kiekvienas turime savo autoritetą, tėvą, kaip aš dažnai sakau. Mano politinis tėvas tai profesorius Justinas Karosas, amžinatilsį, kuris mane į politiką atvedė. Tėvas šiaip į gyvenimą atvedė ir daug visokių minčių davė, bet jeigu atvirai pasakius, ir jeigu paklaustų kas nors, kas yra mano miško ir medžioklės tėvas, tai būtų tikrai 100% Gražvydas, nes kaip jisai atskaito pamokslus, ką galima medžioti, ko negalima medžioti, tai medžioti noras praeina, mes dažnai net medžioti neišeinam. Tai yra tas žmogus tikrai, kuris įkvepia tikros tos dvasios, to tikro medžiotojo, kuris yra ne mėsininkas, o medžiotojas. Aš labai dažnai tą pasakau, kada interviu duodu kur nors, nes yra du skirtingi dalykai. Tai Gražvydai, dar kartą su tavo jubiliejum. Nežinau, atsiprašau, kad aš šitaip iššokau, bet tikrai norėjau pasveikinti ir nuo viso žūros. Minutė dėmesio, kad užbaigti ekspertų ir mūsų šios dienos susirinkimo arba nesusirinkimo trofėjų vertinimo kasmetinės apžiūros iš visos širdies norim padėkoti visi kartu ir įvardinsiu pavardę Eugenijui Ostešenkovui, o jis yra dokumentalistas, kuris ypač tą, ką šiandieną ir daro dabar čia, tai jam visi turim padėkoti. Eugenijau, ačiū labai jums už viską. Išjungit kameros, rašykit viską iki galo, atiduokit kažką. Tai gerai duosiu. Nieko nereikia daryti, tik laikyk, va čia žiūrėk, ką matai. Ai, gerai. Viską matai. Dar kitko noriu pasakyti daugiau, kad Eugenijus Ostešenkovas yra, jis turi savo Facebooką, turi daug apie save, o aš esu jo žemėtis. Iš to pačio didelio kaimo iš Šiaulių ir čia jums, Eugenijau. Ačiū. Už jūsų profesionalumą. Nevertinant, bet tai, ką jūs kuriat, tai, ką jūs darote. Tiesa, lietsargi reikėjo čia matyti. Ne, viskas gerai, viskas labai gerai. Ir turim dar labai nuo šitos vietos, tai yra nuo stalų trikampio. Jau Gražvydui, kai užleisi, aš biškį jaunesnis, ar galiu? Įteiksi. Pasveikin. Ne, mes viską žinom, ką dar turim atlikti. O tu įteiksi, o aš tik pasakysiu vardą, o tu dadėsi pavardę. Taip. Mes šitoj vietoje turim, tarp kitko, šiandien susitiko dvi galingos jėgos, du ūkininkai. Vienas Sigitas iš Šeduvos, kitas ponas Algis iš Dzūkijos, Alytaus rajono. Patys galingiausi ūkininkai. Tai dabar mes sakom, Sigitą mes visi žinom, ačiū jam, kad jis mums leidžia medžioti, bet jis ir daugiausiai medžioja ten irgi. Saugodamas jų, viskas savo. Ūkį, bet šaunuolis. O mes norim išskirti mūsų Algį. Pavardė? Žekas. Ateikit, Algiukai, čia. Ir padėkoti jam už paramą, kurią jis kas metai skiria. Nepatikėsit. Mes tiek sumaitinam, bet 100 tonų ir daugiau, tai vien iš jo ūkio atvažiuoja. Labai kukliai. Kukliai. Labai kukliai. Tai ačiū. Ačiū labai. Ir su visa ta lentelė irgi mažu ragučiu čia, o parašyta va čia labai svarbu. Ačiū. Jūs garsiai perskaitykit. Medžioklį valio. O! Ačiū. Malonu tokius turėti kolegos medžiotojus, tokią atmosferą ir daug dievė tas blogiausias scenarijus, kad čia neįsipildytų. Tikėkim viltim. Ačiū Jums labai. Ačiū. Ir tuo mes užbaigėm mūsų
Prezidentė, užbaigsit žodį, o karšti laukia jau Gražvydo vaišės. Mūsų, dabar Gražvydo ir Nijolės. Žmona ruošia vaišės. Moters niekaip. Ne, tai nėra ką kalbėti. Ačiū už viską. Laikas švęsti, laikas valgyti. Nu, viskas aišku. Taigi ant to vardu kviečiu valgyti. Romukai, daug dienos neužteko. Mėnesio gal. Jums labai smagu, malonu. Svarbiausia. Ate. Einu namo, bet nematau kitų kelių. Einu namo.